jaunoji sportininkė Edita Vismerytė ir Lilija. Jaunas raitelis ir jaunas žirgas, šiam žirgui yra 6 metai, tai Oldenburgų veislės žirgas, gimęs ir užaugintas Vokietijoje ir priklauso pačiai jaunai sportininkai. Na, o Oldenburgų veislės žirgai, jie buvo išvesti daugiau kaip prieš 600 metų Vokietijoje ir pirmieji žirgai buvo taikomi karo tikslams. Jie buvo labai ištvermingi, labai stiprių kojų ir buvo įlieta į šią veislę šiek tiek grynakraujų veislės žirgų, šiek tiek arabų veislės žirgų, gerinimas, lengvinamas jų eksterjeras ir dabar aikštėje galime pamatyti, kasgi gavosi iš šios veislės, kai jinai buvo palengvinta. Na, o Oldenburgų veislės žirgai sėkmingai dalyvauja ne tik konkurų disciplinuose, bet ir dailiajame jojime, važiavime kinkiniais. Taigi, jaunoji Edita Vismerytė ir jos nuosavas žirgelis Lilija. Na, viena kliūtis krito žemėn, po pasekoje raitelis baudžiama 4 baudos taškais.